Konkursas Jauno dizainerio prizas šiemet vyksta jau 15 kartą. Jį mes organizuojame nuo 2011 metų. Tai vienas pagrindinių Lietuvoje konkursų, kuriuose gali dalyvauti dizaino kryptis baigę studentai. Tai mano projektas yra fondas teisiniai pagalbai nukentėjusiems nuo seksualinio smurto ir be abejo taip pat apie prievartos kultūrą, kuri yra labai gaji Lietuvoje ir man atrodo, kad apie tai labai svarbu šnekėti ir norėčiau, kad šis projektas gyventų toliau. Designer is not only this kind of hero who invents shapes, ideas, and really is responsible for this aesthetical part of the project, but it also designer has this ability of bonding people and being able to guide a dialogue between people, and I think this is also super nice for me and interesting to see. Įkvėpia tai, kad galvoju, kad čia yra tiesiog prizas ir prizas kažkaip susijęs su švente, su džiaugsmu ir tas džiaugsmas kažkaip išvirto į sodo motyvą ir sodas yra tai, kas veši, auga ir gal toks iš tikrųjų apie tokį palinkėjimą, kad ta kūryba, kadangi jinai yra jauna, kad augtų, vešėtų ir joje būtų įvairovė, tokia galbūt ir šventė, kažkoks lengvas chaosas. Keletą sudedamųjų dalių. Viena tokia pirmoji konstrukcinė, kuri gal labiausiai vizualiai atsiskleidžia ir matosi, tai buvo neužbaigta terasų konstrukcija. Tai tos tokios juodos dalys, taip vadinami pjedestalai ir lentos sudėtos, kurios padiktuoja tokį pakankamai savitą struktūrą, tokią tinklelį, kas sudarė visai įdomias sąlygas tada pabandyti išeksponuoti skirtingai kiekvieną projektą. Ir toksai netgi sodo motyvas, toksai lysvių, kur gal, žinai, yra auginami jaunieji dizaino talentai.